Mums yra nepaprastai malonu pradėti šitą mūsų akademinės bendruomenės diskusiją apie tai, kaip parengti gerą Lietuvai tarnaujantį mokytoją. Susirinkom šiandieną iš įvairių fakultetų atstovai, iš tikrųjų entuziastai, tie žmonės, kuriems tikrai rūpi mokytojas, kalbėtis tarpusavyje, dalintis savo idėjomis ir iš tikrųjų ieškoti geriausių sprendimų, kad realizuotumėm savo misiją, savo universiteto misiją. Prieš pradėdama noriu padėkoti labai nuoširdžiai svečiams, kurie sutiko atvykti į mūsų renginį ir dalintis savo įžvalgomis ir savo matymu. Tai nuoširdžiai dėkojam Pramonininkų konfederacijos prezidentui Rolandui Dargiui, kad jis surado laiko šiandien yra skrydis iš Lietuvos, bet surado laiko tikrai atvažiuoti, užsukti dar pas mus ir pasidalinti savo matymu, savo žvilgsniu. Mes dėkojam nuoširdžiai Švietimo ir mokslo ministerijos žmonėms, tai pedagogų veiklos skyriaus vedėjai Vilmai Bačkiutei ir specialistai Teresai Eidukieniai, kurios taip pat pasidalins savo žvilgsniu. Mes dėkojam direktoriams iš mokyklų atėjusiems ir ypač direktoriui Mišai Jakobui, mūsų universiteto žmogui, labai artimam, kuris irgi dalinsi savo įžvalgomis. Tikrai džiaugiamės, kad esame kartu ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad misija mokytojas šitame universitete yra nepaprastai sava. Jau daugelį metų mes ką tik šventėm 80 metų jubiliejų ir kad mums rūpi parengti mokytoją, nes mes mokytojo vaidmenyje matome savo Lietuvos ateitį. Tai yra be galo svarbu, koks žmogus su kokiomis idėjomis, su kokiomis nuostatomis išeina iš šito universiteto ir ypatingai mūsų dienomis šiandien, kai tikrai gyvenam be galo ir šiame pasaulyje, aš netgi drįsčiau sakyti, pradeda dominuoti turbūt ta mirties kultūra įvairiose epizoduose gyvenimo, įvairiose srityse ir prisimenant vakar dienos įvykius Briuselyje, tarkim, tas palėtė ir mane asmeniškai, mano dukra vos išvengė tragedijos, iš tiesų, ką tik atėjusi parlamentą nuaidėjo smūgiai metro. Tai tikrai gyvybė yra nepaprastai trapi ir jinai trapi įvairiomis formomis. Todėl yra svarbu, kad mokytojas jis gebėtų ugdyti mokinį turinti tam tikrą pasaulėjautą, pasaulėžiūrą, žinias, vertybės ir gebėjimus kurti visuomenę kitokią. Tai, kaip sekasi mūsų universitetui, kalbės šiandien mūsų laikinai einantis rektoriaus pareigas Ragauskas. Aš čia nesustosiu, aš tik tai galiu pasakyti, kad tikrai šitame universitete mes sekam tokių didžių žmonių pėdomis, kaip Mečislovas Mačernis, Jonas Laužikas, Liaugminas ir kiti, ir iš tikrųjų tos idėjos jos gyvos yra ir šiandien. Mes galime džiaugtis, kad mūsų absolventus, tiesiog studentus išgraibsto mokyklos ugdymo įstaigos dar nepabaigusius ir iš tikrųjų mes turim aibę skambučių iš iki mokyklinio ugdymo įstaigų. Jiems reikia mūsų absolventų pradinio ugdymo specialistų. Aš vakar ruošdamasi nusišypsojau savo širdyje, gavusi laišką iš EION asociacijos europinės, kur kviečia mus prisijungti, dalyvauti, būti asocijuotais nariais. Tai tikrai darbai mūsų yra žinomi, bet mes nenorim nurimti ir sustoti iš tikrųjų ir džiaugti savimi ir glostyti save. Mes ieškom, mes kuriam ir mes šiandien diskutuosim, kaip mes turime ugdyti žmogų, mokytoją tikrai šiuolaikiniai visuomeniai. Tai perduodu dabar mikrofoną Linui, kuris ves toliau renginį. Labas rytas, gerbiami svečiai, kolegos, mūsų universiteto bendruomenės nariai. Aš gal šiek tiek norėčiau dar papildyti mūsų gerbiamą ugdymo mokslo fakulteto dekanę
kai kuriomis aplinkybėmis organizuojant šitą forumą, iš tikrųjų planuojant ir mąstant apie mokytojų ugdymą, jo kompetencijas, veiklas, tų veiklų reikšmę plėtojant ne tik švietimą, bet ir visos visuomenės gyvenimą, galvojame, jog labai svarbu į šituos klausimus pažvelgti iš įvairių perspektyvų. Tai yra turint skirtingas patirtis, požiūrius, vizijas. Ir galvojame, kad diskusija apie mokytojų ugdymą turėtų būti grindžiama kalbėjimusi ir dialogu tarp visos švietimo bendruomenės narių. Tai iš tikrųjų mums yra labai svarbu, kad sutiko dalyvauti, sutiko įsitraukti į šitą dialogo kūrimą švietimo politikai, verslo atstovai, mokyklų vadovai, mokytojai praktikai ir visi kiti, kuriems yra svarbus mokytojas, ugdymas. Ir be abejo galvojame, jog šitoj diskusijoje taip pat pasižiūrėti ne tik iš rengėjų, ne tik iš dėstytojų, bet pažvelgti ir iš studentų pozicijos, kas vyks tose grupėse, kada jau mes diskutuosime.